įvesti pirkimo sąskaitą, eikite į operacijos pirkimo sąskaitos faktūros ir spauskite nauja pirkimo sąskaita faktūra. Bei įveskite pirkimo sąskaitos duomenis. Atkreiptinas dėmesys, jog norėdami pakoreguoti matomus laukus, galite paspausti konfigūracijos mygtuką ir pasirinkti, kurie laukai bus rodomi ekrane. Tiekėjas. Jeigu tiekėją jau esate įvedę sąraše, jį tiesiog galite pasirinkti iš įvestų klientų. Jei tiekėjas dar nėra įvestas ir tai yra lietuviška įmonė, tiesiog pradėkite rašyti pavadinimą ir pasirinkite įmonę iš sąrašo. Atkreiptinas dėmesys, jog turėtumėte patikrinti, ar tiekėjas turi PVM mokėtojo kodą ir jeigu turi, jį įveskite. Jeigu norite įvesti tiekėją, kuris yra ne Lietuvos įmonė arba fizinis asmuo, rašykite tiekėjo pavadinimą ir spauskite pridėti naują. Tuomet dešinėje pusėje užpildykite tiekėjo duomenis. Toks įvestas naujas tiekėjas automatiškai bus įsaugotas klientų ir tiekėjų sąraše. Toliau įveskite sąskaitos faktūros numerį, sąskaitos faktūros datą, apmokėjimo datą, jeigu tai yra būtina, bei kitą informaciją. Pirkimo sąskaitos faktūros eilutėje įveskite duomenis pagal poreikį. Pirkimą galite įvesti tiesiai į sąnaudų sąskaitą. Sąskaitą galite pasirinkti iš sąrašo arba tiesiog rašydami laukelyje. Turinį galite koreguoti pagal poreikį. Įrašykite kiekį ir sumą. Bendra sąskaitos faktūros suma ir PVM suma paskaičiuojama automatiškai. Jeigu perkate prekes, jas taip pat galite nurodyti prekės laukelyje, pasirinkę iš jau įvestų prekių sąrašo. Jeigu dar nesate susikūrę prekių, jas galite įrašyti nuėję į sandėlys, prekės bei pridėję naują prekę. Sukūrus prekės sandėlyje, ją taip pat galite pasirinkti iš sąrašo. Įvedę reikiamus sąskaitos faktūros duomenis, spauskite išsaugoti sąskaitą faktūrą. Programa automatiškai sukūrė buhalterinius įrašus, kuriuos galite peržiūrėti puslapio apačioje. Esant poreikiui, šios įrašus galite patikslinti, redaguodami buhalterinės sąskaitas. Jeigu norite redaguoti sąskaitos laukelius, spauskite redaguoti sąskaitą ir koreguokite reikiamus laukelius. Jeigu vedate pasikartojančias sąskaitas, kad būtų paprasčiau, jas galite tiesiog kopijuoti. Tiesiog įeikite į reikiamą sąskaitą, spauskite veiksmai, kopijuoti pirkimo sąskaitą ir tiesiog suveskite sąskaitos numerį, sąskaitos datą ir pakoreguokite reikiamus laukelius.